Investicinė sąskaita ir 1500 eurų neapmokestinamos pajamos iš investavimo. Tai visiškai du nesuderinami dalykai. Jeigu pasirenkate deklaruoti investicinę sąskaitą, tuomet kol kas pelnas yra investicinėje sąskaitoje arba per šitą sąskaitą investuota, kiek to pelno beuždirbtumėt, mokesčių mokėti nebereikia. Bet kai iš investicinės sąskaitos bus išsiimami pinigai, tuomet teks susimokėti 15% gyventojų pajamų mokesčio. Šitas mokestis yra fiksuotas, į progresiją nepatenka. Tie 500 eurų, sakykime, 11 pajamų rūšies kodas arba 55 dar plus 500, 64 plus 67 dar plus 500 eurų galima pasinaudoti tik tuo met, kai nedeklaruoja investicinės sąskaitos. Ir dar čia buvo paklausta, ar įmokos į investicinį gyvybės draudimą galimos iš investicinės sąskaitos. Tai ne. Investicinė sąskaita tokiems dalykams nėra skirta nei trečią pakopą, nei investicinį gyvybės draudimą iš investicinės sąskaitos įmokų daryti negalima. Investicinė sąskaita yra skirta tik investavimui. Viskas. Sąrašas baigtinis. Taigi, protingų sprendimų.